Sveiki, šiandien noriu Jums pristatyti naujieną iš Yonex Nanoflare serijos 1000Z, ZZ, oficialiam puslapį Z įvardinama Yonexo modeliukas. Modelis yra aukščiausias iš jų gaminimo linijos, iš 1000-inės serijos, todėl pagamintas Japonijoje. Štai tokia gražuolė geltona su juoda bitė skaudžiai gelianti, geltonė su juodais tiek matiniais, tiek blizgančiais intarpais. Raketė ateina pilnos apimties tokiam dėkle, įprastiniam, paminkštintas šiek tiek, bet nieko ypatingo. Šita konkrečiai raketė yra 4U, G5 rankenos dydis, tempimo jėga iki 12,5 kg arba 28 lbs, uždėtos Aerobyte Yonexo stygos 12,5 kg tempimo jėga. Šita raketė šiuo metu daugumoje Europos badmintono e-parduotuvių yra pardavimo viršūnėse. Klubuose kol kas ir varžybose nepastebėjau, kad būtų labai paplitusi. Pagal filmuotą medžiagą YouTube yra labai daug medžiagos. Na ir raketę visumoje labai giria, geri atsiliepimai. Verta paminėti, kad su šita rakete yra pagerintas smešo pasaulio rekordas, tai jeigu neklystu vyram 565 km/h, moterų atitinkamai mažiau, tiksliai neprisimenu kiek, bet ženkliai pagerintas yra rekordas. Na ir raketė priskiriama prie, kadangi yra Nanoflare serijos, priskiriama prie greitų rakečių. Na, visą eilę turim čia technologinių naujovių, ir grafitas, ir kiti, žodžiu, technologinės naujovės panaudotos. Stygų išdėstymas vertikaliai 22, horizontaliai 21 styga. Kas gal įdomesnio būtų, palyginau šią raketę su kitomis labiau tokiomis standartinėmis, tradicinėmis raketėmis. Kuo šita raketė išsiskiria, tai išsiskiria šito galvos rėmo pločių. Jeigu palyginus su kitom standartiniam raketėm, jinai šalia yra 88D Pro raketė. Tai matosi ženklus skirtumas, ji yra ženkliai platesnė. Na, kitas įdomus dalykas irgi Koto rašo stories. Koto technologija irgi, kad, žodžiu, super slim ar kažkas panašaus, bet irgi atlikau su palyginimus, pamatavimus, palyginau su Yonexo jau minėta Astroxo 88D Pro rakete ir su Forzos Precision 12000S rakete. Tai čia turim Koto diametro matavimo duomenis. Na ir šitas Nanoflaras 1000Z yra su didžiausio diametro visgi Koto storiu, tai yra 7,14 mm, kai tuo tarpu Forza yra 6,75, na, o D Pro Yonexo yra 6,65 ploniausias kotas. Taipogi analogiškai pamatavau charakteringose taškuose apačioj prie Koto, centriniai daly ir viršutiniai daly rėmelio pločius. Tai irgi akivaizdus skirtumas, viršuje 12,33 turim, centrinėje dalyje 12,7, apačioje 13. Tai yra plačiausią rėmelį turim.
Tai vat truputį stebina, iš kur tas greitis ir jėga gaunama smešo atveju, bet matomai dėl panaudotų technologijų, dėl medžiagų. Na, o pastebėjimas truputį žaidžiant, koks yra, na, privalumas arba gal toks pojūtis, jinai yra tokia labai, kaip čia įvardint, net nežinau lietuviškai, crispy, tokia traški arba standi, labai jaučiasi gerai smūgiai, tikrai kitoks pojūtis tos raketės nei su visų kitų, nemoku gal gerai jos perduoti to jausmo. Tai vat lauksime kažkokio tai didesnės praktikos panaudojimo, galbūt kitų naudotojų atsiliepimų, kaip jums ši raketė, ir manau, kad su laiku tiek varžybose, tiek klubuose Lietuvoje mes matysime vis daugiau ir daugiau naudojančių tokias raketes.